Labadiena, šiandienos laidos žiūrovai. Esu Ingrida Bulatovienė, Graičiūnų aukštosios vadybos mokyklos Vilniaus skyriaus vadovė. Kaip žinia, Graičiūnų aukštoji vadybos mokykla rengia buhalterinės apskaitos specialistus, buhalterius. Taip pat šiemet vykdom priėmimą į kitas studijų programas, į turizmo, logistikos ir teisės. Įdomino marketingo, pardavimo ar tarptautinio verslo programos kviečiam konsultuotis individualiai. Daugiau apie priėmimą rasti informacijos www.avm.lt. Taigi noriu pristatyti savo pašnekovės, tai Danguolė Pranckėnienė, kviečiu keletą žodžių apie save. Taip, aš esu auditorė, dirbu audito kompanijoje Valstybės Vilnius. Taip pat, aišku, turiu visuomeninių visokių darbų, kaip esu Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė, esu taip pat Lietuvos auditorių rūmų narys, žodžiu, darbuojamės. Ir gerbiama Alma Ziliauskienė, taip pat keletą žodžių apie save. Aš taip pat auditorė. Save dažniausiai taip pristatau, esu tos profesijos, kur buhalterinės apskaitos profesijos atstovas, nors esu auditorė, bet ir sakau, kad buhalterija tai ne profesija, o tai visas gyvenimo būdas. Tai yra, kitaip sakant, nuo universiteto iki šių dienų visas gyvenimas yra surištas ir gyvenimo tempai yra surišti būtent su apskaita. Esu UAB Grant Thornton Rimes, tai audito kompanija, audito apskaitos paslaugų ir konsultavimo kompanija. Esu auditorių partnerė ir atsakinga už apskaitos departamentą. Tai yra tiesiogiai mano atsakomybės už apskaitą šitoje kompanijoje. Kaip žinia, Graičiūnų aukštoji vadybos mokykla yra taikomųjų mokslo, aukšto mokslo institucija, todėl glaudžiai bendradarbiaujam su įvairiomis verslo asociacijomis, organizacijomis, įmonėmis, toms, kurioms mes specialistus ruošiam. Todėl šiandien kartu su jumis ir kalbam apie tai, kas yra buhalterinė apskaita, ar verslas gali be buhalterijos gyvuoti, veikti, kokia yra buhalterio profesija, kokių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų yra reikalinga tam, kad jūs būtumėt kvalifikuotų specialistų. Taigi, jūsų noriu ir paklausti, buhalterio darbas jis tikrai yra atsakingas, nes atsakomybė yra tiek valstybiniam lygmenyje, ar ne, įstatymai, mokesčių apmokėjimas, tiek iš įmonės pusės, nes neatsakingas elgesys jis gali privesti iki krizės įmonę, ar ne? Tai buhalteris, kas tai? Tai turi būti genuose, ar reikia tam kvalifikacijos? Aš tai galvoju, kad ir to tikriausiai reikia, ne? Nesutinku. Tai kokia ta kvalifikacija, kokios dalykinės žinios būtų vienos svarbiausių buhalteriui? Čia tą teiginį prieš tai truputėlį pateikiau, kad iš tikrųjų į ką mes orientuojamės. Yra buhalteriai, kurie dirba vienoje įmonėje, dirba, kaip sakykime, dešinioji vadovo ranka, priimant sprendimus, pateikiant informaciją, priimant kažkokius tai analizės, analizuojant draugė su vadovais ir taip toliau. Antra grupė buhalterių yra tie, kurie vis jų daugėja ir daugėja, tai yra dirbančių apskaitos įmonėje, kur darbas yra šiek tiek specifinis. Tai yra tos savybės, kurios būtinos ir vieniem ir antriem, tačiau yra truputėlį skirtingi specifiniai reikalavimai dirbantiems vienoje vietoje, vienoje įmonėje, dirbantis vieną darbo pobūdį ir dirbantis kitiem buhalteriam, kurie dirba su daugeliu klientų, su daugeliu, sakykime, specifikų, verslo ir visokių kitokių. Tai gal truputėlį, tegul kolegė pasako, aš manau, kad mūsų nuomonės bus vienodos, kokios profesijos savybių reikia. Aš tiesiog galvoju, kad įvairių žmonės pagal savo charakterį gali rasti save buhalterijos darbe, tam apskaitos departamento darbe, kiekvieno įmonėje, todėl kad ir vyriausi buhalteriai juk mažose įmonėse, tai jie yra dešinioji ranka, ir finansų vadovai, ir personalistai, ir archyvarai, ir ten viskas viename asmenyje. Gėlyčių laisvytojai, ir direktorių, atostogaujant direktorių, pavaduojantis asmenys. Ir didelėse įmonėse jau tada atskirimas tų funkcijų yra didesnis ir aišku, buhalteris, vyriausias buhalteris
užsiima apskaitos dalykais, jau jam nekrenta galvos visos finansinės analizės, planavimai, biudžetavimai, pinigų srautai ir taip toliau. Tai aišku, jisai tada išsigrynina. Dabar žiūrint į tai, taip pasakytumėt, kokių kompetencijų reikia. Čia svarbiausias dar yra charakterio dalykas. Tai labai klaidinga būtų manyti, kad vyriausias buhalteris gali būti tas, kuris nemėgsta bendrauti su žmonėmis, mėgsta būti užsidaręs, vienas pats su kompiuteriu ir taip toliau. Eilinių buhalterių taip, ko gero, toks žmogus tiktų būti, suvedinėti sąskaitas, skaičiuoti darbo užmokestį ar kažką. Bet vyriausias buhalteris be abejonės turi būti aktyvus verslo proceso dalyvis, kadangi jam reikia ir pareikalauti iš vadybininkų, ir laiku viską pamatyti, reiškia, turi būti ir energingas, ir greitas, ir mąstyti logiškai daug tokių kitokių savybių, negu tas, kuris veda tik tai vienokią apskaitą. Dabar pasižiūrėjus kompiuterinės programas ir tą vienodą apskaitos vedimą, kaip, pavyzdžiui, sąskaitų suvedinėjimą, jeigu tai būtų tokia pirkimo sąskaitos ar pardavimo sąskaitos, tai ko gero tokį darbą gali dirbti žmogus, kuris baigęs kurselius ir be ypatingo pasiruošimo, kadangi tai yra techninis darbas ir ten kažkokių tai ypatingų gebėjimų ir nereikia, bet kompiuterinių žinių tai visiškai visiems reikia. Kompiuterinių žinių greičio, bet dabartiniams moksleiviams tai ne problema, be abejonės jie visi greitai landžioja ir greitai dirba. Tai šitoje vietoje aš galvoju, kad tokios. O ką jūs sakot dėl sąžiningumo, dėl atsakomybės? Na taip, kiekvienoje vietoje turbūt tai reikia ne vien tik tai buhalteriui. Buhalteris yra ypatingas žmogus, todėl kad jis dirba su svetimais pinigais. Sako, turi mėgti skaičiuoti svetimus pinigus. O jeigu dar praplečiant funkcijas, jūs apie tai užsiminėt, ar ne, bet kad įsivaizduoti, kaip atrodo buhalterio diena jaunam planuojančiam vykti šitą profesiją specialistui, už ką jisai bus atsakingas įmonėje? Dar kartelį tada, kur dirbs jisai, jeigu konkrečioje įmonėje, tai be abejo, kad darbus turbūt... Paskaitimo iš ryto, tai čia yra, nes sutinkama iš žmonėmis, kad pasikeis informacija. Jūs sakot, nuo ko prasideda? Nuo to prasideda. O baigėsi. Iš tikrųjų, mes visi geriam kavą, todėl kad reikia pasiskaityti darbus, išsakyti problemas, kurios susikaupė, tai čia yra normalu, manyčiau. Taip, jeigu jau dabar po kavos gėrimo, aš tiesiog pagalvojau dabar, ką jūs pasakojot apie tą buhalterį, kuris įvairiaus kvalifikacijos. Tai visą laiką man dabar akyse mano vienas darbuotojas, kuris atsakingas būtent už sąskaitų suvedimą, tą pirminę darbą, kuris atrodytų toks monotoniškas, vienodas ir taip toliau. Jis kiekvieną dieną ateina su blizgančiom akim į darbą. Kadangi, kaip pristatyti tą darbą, tai yra, sakykime, pirminių dokumentų teisingas suvedimas, apdorojimas, informacijos suskirstimas, tai yra kaip torto esminis, tas, sakykime, pyrago, tas esminis pagrindas. Ir kadangi apskaitos įmonėse pagrinde pardavimo objektas yra laikas sugaištas, tai šitas jaunuolis, nors ir dirba, atrodytų paprastą darbą, tačiau jisai privalo prie to darbo labai kūrybingai prieiti. Tai yra sugebėti darbą atlikti gerai, greit ir tą daryti. Tai vat iš tikrųjų malonu matyti, kad tokį paprastą apskaitininko, netgi sakyčiau, lygmenyje darbą atliekama labai kūrybingai. Tai yra tiek, kur informacija paimama iš klientų, jeigu tas klientas pastoviai yra tas pats tiekėjas ir taip toliau. Ir įvedama tiesiog iš programos į programą. Naudojama vėl įvairius skanavimo metodai ir taip toliau. Tai pats darbas, kad buhalterio darbas yra nuobodus, tai turbūt aš gyvenime nesutiksiu, kadangi tai yra iš tikrųjų esmė ne darbe, esmė varikliukį, kuris yra žmoguje. Ar jis nori ateiti ir darbę pramiegoti, ar tas varikliukas jam tą darbą verčia daryti kūrybiškai. Mes jau kaip ir paminėjom šiandien įvairias galimybės karjeros baigus buhalterinę apskaitą. Jau nuskambėjo ir vyr finansininko pareigybė. Tai kur galėtų dirbti, kur gali dirbti baigus pirmąją pakopą,
jeigu Greičiūnų aukšto vadybos mokykla veikia profesinės apskaitos programą, kur jaunas specialistas, kuriuose srityse jis galėtų dirbti. Ar jis jau gali pretenduoti į vyr finansininko, galbūt auditoriaus poziciją, ar vis geriau iki to reiktų užaugti. Ir jeigu reikia užaugti, tai koks tas kelias būtų? Aš manau, kad be praktikos tai kiekvienas nešarvuotas. Gerai, kad tos studijos yra jau tokios netrumpos ir duoda gana gerą pagrindą pradžiai darbo, bet be abejonės tada porą metų praktika tai būtų labai vertingas dalykas. Prie kažkokio vyriausio buhalterio, kadangi mes visi turime taip sakyti. Nu, tikrai paantrinsiu, be praktikos absoliučiai ne, todėl kad tą, ką gauna teoriniam lygmenyje, yra labai gerai, tačiau gyvenimas tiek yra niuansų, kuriuos mokslo metu net neįmanoma. Aš iš tikrųjų irgi turiu Jums pritarti, nes mes ir savo studentams irgi rekomenduojam baigus studijas 2 metus padirbėti, bent jau 2 metus tam, kad suprasti, kuria tolesnė kryptimi buhalterijoje norėtų tęsti savo karjeros kelią. Tai aš jau, kaip ir minėjau, tos pareigybės jos gali būti įvairios, ar ne? Apskaitininko, buhalterio, vyr buhalterio, toliau gali būti auditorius. Tai jeigu aš noriu būti auditorius, vargu ar gali, bet auditorius padėjęs, tai taip. Bet jeigu aš noriu būti auditorius, tai koks tas kelias iki to turėtų būti man? Ar turėtų padirbėti audito įmonėje, tai pasižiūrėti, ar tas tempas ir darbo pobūdis nuolatinių komandiruočių, ar tai būtent man žmogui tinka. Ar reikalingas kvalifikaciją rodantis egzaminas, ar jį būtų laikyti? Man buvo tik pradžia, tai paskui tų kvalifikacijų, tai ten abejonės reikia. Tai kita vertus, iš to sektų kitas klausimas, ar reglamentuoja buhalterio darbo kažkokie įstatymai, ar tai yra? Na, kol kas reglamentuoja, bet toliau matyti nelabai ta reglamentacija, kur nueis toliau. Todėl, kad šiuo metu buhalterinės apskaitos įstatymai yra numatytas sertifikavimas buhalterių, bet vėl pernelyg didelė įvairovė yra įmonių, pernelyg didelė įvairovė darbų, ką reglamentuoja buhalterinės apskaitos įstatymas įmonių. Tai čia vargu, ar galima apriepti viską tą vieną frazę. Tiesiog įvairovė per didelė. Ir reikalavimai per įvairūs. Jeigu įmonė užsiima ten eksporto veikla, vienų reikia dalykų ir ten vargu ar pirmoj pakopoj teoretiškai žmogus gali tą išmokti. Kai susiduria, tai tada kitaip ir ta teorija nuskamba. Ir po kiek laiko vėl reikia grįžti. Ir to pačio pamokysi. Nes tada, kai mokėsi, atrodė, kad, aišku, tai yra pagrindai, išreikalavimas, bet paskui jau įsiginimas yra kitas, kada žmogus nors metus padirbo praktiškai. Tai dėl praktikos, aišku, aš manyčiau, kad žmonės neturėtų įsikibę laikytis vienos vietos. Jeigu nepatinka, jie turėtų keisti ir ieškoti. Ieškoti savęs, jeigu vyriausias buhalteris nėra dosnus pasidalinti žiniomis, reiškia ieškoti kitos vietos. Nes yra jūsų mokiniai, kaip sako, kad aš dirbu ir man vyriausiai nieko nerodo, aš dirbu labai techninį darbą ir jaučiu degraduoju ir, reiškia, drąsiai kitur. Kita vertus, turiu progą irgi priminti, kad pas mus praktikoje yra netgi 2 kartus per 3 studijų metų laikotarpį, tai tiek antram, tiek trečiam kurse, tai tikrai tų progų pabandyti ir įgyti įvairias patirtis jų yra. Aš tiesiog, mano klausimas buvo galbūt toksai, kaip sveikatos priežiūros specialistams, ar ne, yra numatyta, kad per 5 metus reikia įgyti 120 valandų kvalifikacijos kėlimo ir įrodyti tai pažymėjimais. Ar tai yra ir buhalterijos srityje šiuo metu? Ne, taip nėra, pas mus bet kas gali būti buhalterija. Taip, net vidurinio nebaigus. Jo, net vidurinio nebaigus. Čia tiesiog. Jo, tai svarbu, darbo biržai galima ten 100 valandų kokį kurselį baigti. Ten 60 valandų pasimokyti apskaitos ir mokesčių ir galima dirbti. Galima, tik ar reikia, ar tai, sakyčiau, eiti bent jau iš karto į darbą, kuris reikalauja atsakomybių ir kur tu turėsi atsakyti už kitus žmonės, tai aš nerekomenduočiau. Tai taip, bet galima, žinote, juk valstybė tai išduoda iš darbo rinkos mokymo centrai, išduoda pažymėjimus tiem žmonėm ir kuo mažiau žmogų žino, to jis drąsiau jaučiasi. Tai tos atsakomybės pajunta tada, kada jau daugiau išmoksta. O šiaip pradžioj tai atrodo nieko tokio nėra. Nes kaip ir darbas
prasme labai atsakingas, nekilnoji, susumuoji ten PVM ir padarai deklaraciją, o ką, daugiau ką nors reikia daryti. Svarbiausia PVM deklaraciją užpildyti. Jo, mačiau tokias apskaitas, kur buhalterės nežino debetų kreditų, tikrai gyvenime mačiau, matyti tikrai po tų kursų baigusios. Nu, maždaug tokiam lygiai, vienoj nuosinaitėj kiaušiniukai tokios vištytės, kitoj tokios vištytės. Tai čia vienoj sąrašėlis pirktų prekių ir PVM-as, kitoj parduoto PVM-as ir galutiniam rezultate jokios apskaitos. Tai va, deklaracija užpildyta, ten, sakykime, tiek sudėta kiaušiniukai į tas nuosinytės, bet galutiniam rezultate apskaitos nėra. Bet jūs žinot iš tiesų, kad jeigu apskaita yra tokia, kai viskas sumesta maišiuke ir jokios apskaitos nėra, tik užpildytos deklaracijos mokesčiams iš tų popieriukų pieštukų, tai yra aplaidi buhalterija. Ir jinai baudžiama žymiai mažiau, negu pas tave viskas labai gražiai sutvarkyta, bet koks nors pasirodo dokumentas, ten 20-78 centų turbūt yra netoks. Tada jau apgaulinga, tada reikia bausti labai stipriai. Klausant jūsų, iš tikrųjų turiu progą paraginti ir priminti, kad mes rengiam kvalifikuotus buhalterijos specialistus, kur tikrai studijų metu įgysite jums būtinas darbo metu žinias, tai tiek ir finansinė apskaita, valdymo apskaita, verslo pagrindus, netgi finansinė mokesčių apskaita, tai yra viską, kas jums tikrai bus reikalinga dirbant kaip kvalifikuotų specialistų. Ir klausimas, ar jų šiai dienai reikia rinkoje? Gal rinka jau yra persisotinus? Kvalifikuotų buhalterijos specialistų. Tai dabar, jeigu galim, turbūt visi puikiai suprato, kad mes šiek tiek šaržavom buhalteriją, o ne kalbėjom labai rimtai. Dar kartelį tada paakcentuosime, tai yra praktinius, tvirtus, kvalifikuoto žmogaus žinios, dėl to, kad iš tikrųjų tai profesija, kuri reikalauja ir savimonės aukštos, ir savikontrolės, ir savimokslo. Jeigu nėra įstatymais reglamentuota, tai nereiškia, kad tu gali kvalifikuotai gerai dirbti ir būti gerų specialistų, nepastoviai nekeliant kvalifikaciją, tai apie tai net kalbos negali būti. Dabar, kadangi mes esam ir pagrindė mokykloje, kuri ruošia specialistus ir ruošia kvalifikuotai, tai norėčiau dar tą pačią progą ir paminėti, kad ta praktika, kuri yra mokymo programuose, aš rekomenduočiau šiek tiek kitaip. Tai yra praktika šiek tiek trumpas laikotarpis, plus tas laikotarpis dažnai sutampa su tuo periodu, kada įmonėse buhalteriai daro metinės ataskaitas ir labai mažai laiko turi skirti būtent ateinančiam praktikantam. Todėl, sakykime, mūsų kompanijoje yra tokia socialinė programa, tai yra pagalba jauniems žmonėms, kurie mokosi kolegijose, universitetuose ir taip toliau. Tai pažinti profesiją, kurią jie pasirinko, patys mūsų darbuotojai pavadino, tai yra praktikos ir mokslo sintezė. Ir kada sudarius sutartį su universitetu, kolegija ir pareiškus pageidavimą studentui, mes turime darbo vietą ir jisai gali pradėti nuo rugsėjo mėnesio stažuotis. Ką tai reikštų? Tai reikštų pradžioje pagal tam tikrą programą, turėdamas laisvą dieną, žinoma, tai jau suderinus iš anksto grafiką, gali ateiti į darbovietę, yra priskirtas žmogus, kuris jį globoja, ir pradėti nuo pačių elementariausių dalykų, tai vieną kartą, sakykime, savaitėje 8 valandas, ar ten 2 kartus po 4 valandas. Ir tas pirmieji tokie porą-trejetą mėnesių dažniausiai būna apžvalginiai, tai yra žmogus kažką dirba paprasčiausias operacijas, girdi aplinkui, kas vyksta, po truputėlį pradeda kvėpuoti tuo oru, kuris yra būtent su ta profesija susijusia.
Ir kada jau ateina laikas tai tikrai praktikai, kada jau gali sėdėti 8 valandas, jis jau būna pasiruošęs ir kažką tai gali jau pradėti, po to netgi galbūt, jeigu tikrai gabus žmogus, tai jau ir netgi gal ir dirbt gali pradėti, o jeigu ne, tai jau tikrai daug daugiau žinių susikaupė. Ir pas mus būna per metus apie kokią 12, gal ir net daugiau per 3 miestus, tokių praktikantų iki 17, žiūrint vėlgi, kaip žmogus jis ateina mėnesį, pabūna ir sako, ne, čia ne mano profesija, labai ačiū, bet aš supratau, aš niekados to daryti negalėsiu ir pereina kitur. Arba tie, kurie jau žino tikrai, kad tai jų profesija, tai birželio mėnesį kartu dažnai su diplomu galima jau pasakyti, paleisti į savarankišką gyvenimą, jis jau gali iš tikrųjų dirbti ir atsakyti už savo darbą. Turėtumėt kažką papildyti? Tai gal būtų ne viena kompanija. O sakykit, ar nori priima praktikai įmonės? Gal aš sakyčiau, su praktika yra susiję tokie niuansai. Įmonėse galbūt šiek tiek keičiasi kolegijų požiūris, bet esmė yra ta, kad dažniausiai po praktikos reikia atsinešti tam tikrus darbus iš įmonių. Ir pavyzdys buvo toksai, kada buhalteriai dirba įmonėje tarptautinėje ir iš jos reikalauja atnešti duomenys, tas, kas yra komercinė paslaptis. Kitaip jie neužskaito praktikos, turi būti su firmos pavadinimu ir visa kita. Tai be abejonės atbaido daugelį nuo praktikos ir nuo priėmimo praktikai, kad ir kažkokiu duomenų vedimui, nes jeigu į apskaitos programą įleisti, tai niuansų ten yra. Ir aišku, ta informacijos apsauga, komercinės informacijos apsauga, ypatingai apskaitos srityje, apskaitos įmonėse, audito įmonėse tikrai yra pakankamai aukšto lygio ir praktikos reikalavimai kolegijų kertasi su tuo, kas realiai gyvenime yra. Dabar kokios yra išeitys? Mes turėjom tokią praktinę situaciją, kada į Lietuvos buhalterių ir auditorių asociaciją kreipėsi viena vyriausia buhalterė, kuri studijavo kolegijoje. Ir jinai negalėjo išnešti savo įmonės dokumentų, buvo tokia dilema, arba jinai išneša informaciją ir gauna pažymėjimą bakalauro, arba jeigu jinai nenuneša, reiškia, jinai neapsigina savo darbą. Tai arba praranda darbą. Arba praranda darbą. Tai vėl mūsų etikos komiteto pasiūlymas buvo parašyti kolegijai raštą, pridėti reiškia, kopiją tos konfidencialios sutarties, konfidencialumo pasižadėjimo įmonėje ir pasakyti, ar jie atlygins visą žalą, kuri dėl to kyla. Ką jinai padarė ir tada kolegija pasakė, gerai, ačiū, jūs gal rašykite ką nors be pavadinimo, savo išgalvotus skaičius, mums svarbu, kad jūs supratimą savo parodytumėte. O kitas variantas buvo, kad išgalvoti visus skaičius prikaitalioti, parašyti firmos pavadinimą ir, reiškia, tai priduoti. Tai čia buvo irgi priduoti atlyginimai, kur buhalterė, pas kurią dirbo praktikantas, pafantazavo ties atlyginimais, neatliko įmonės pavadinimas ir darbuotojai. Tas darbas pakliuvo iš Peros LT, pasigūglinę firmos darbuotojai, pamatė, kad gali už kapeikas nusipirkti tokį darbelį, nusipirko darbelį ir kilo didelis skandalas, reiškia, įmonėje. Tai šitoje vietoje aš matau kaip, kad neišeitis yra falsifikuoti tos duomenys ir vaidinti, kad tai yra teisybė. Todėl, kad mes jau nuo pat pradžios mokom buhalterį susukinėti ir meluoti. Taip neturėtų būti. Ir kolegijos praktikoje labai turėtų šitos dalykus atsižvelgti. Bet ir šiais metais, žiūrint į praktikantus, į tos reikalavimus, kurie keliami jiems, tai, daugelis kolegijų įeina, kaip pasakyti, padėtį, jie reikalauja tų finansinių rodiklių paskaičiavimų iš balansų, kurie yra vieša informacija, tos problemos nekyla. Bet jeigu tik tai bando pasigilinti ten pajamas, sąnaudas ir ten kažką tokio detaliau, iš karto ta dilema kyla. Tai tas ir nėra taip iki galo išspręsta, nes kaip ir tas praktikantas neįgyja tų žinių, ką reikia. Procentus jis gali paskaičiuoti sėdėdamas kolegijoj, informacijos kiek nori. O kaip jūs siūlotumėt spręsti šitą situaciją, nes iš tikrųjų, kaip ir studentui reikia, jeigu mes kalbam apie tai. Taip, bet jis negalėtų iš įmonės nieko to išnešti. Tai galbūt daugiau vis dėlto reikėtų pasitikėti praktikos vadovu, kuris yra įmonėje ir ką jis rašo, su kuo tas studentas susipažino. Tai patikėti tuo, kad jis su tuo susipažino.
Žiūrėkit, mes klausimą turim. Mes šitą klausimą atsakėm, bet galime perskaityti, daug kas kalba, kad trūksta gerų buhalterių, ar taip? Juk kiek daug naujų specialistų baigė buhalterinę apskaitą. Žinot, mano požiūriu, tai yra ypatingai viešajam sektoriui labai daug žmonių, kurie arti pensinio amžiaus. Arti pensinio amžiaus labai daug buhalterių yra ir versle. Ir aš galvoju, kad nepaisant, kad daug buhalterių naujų baigė, bet jie turėtų susirasti seną buhalterį bebaigiantį darbą ir iš jo pasimokyti. Ir galbūt supretenduoti jo vietą, nes tokių jau yra nemažai ir jau tie prieš pensinio amžiaus žmonės ir nevaldo taip puikiai kompiuterinių programų, tų visų galimybių. Ir aš manau, kad naujos galimybės tikrai sumaniems jauniems žmonėms tikrai atsiveria šiuo metu. Aš turbūt bet kuriuo atveju, bet kuris darbdavys nori kompetitingo, kvalifikuoto specialisto ir toks iniciatyvaus, numeris pirmas. Nes ta kompetencija tai nuperkamas dalykas, gali ten vienur kitur pasikonsultuoti, svarbu, kad žmogus žinotų, kad jis nežino. Kad jo būtų mokymo lygis toksai, kad jis žinotų, kad jis nežino. Nes labai dažnai tokie visažiniai išeina, kad viską žino. Tai gal galime būti nepakęs. Tai gal galime ir įvardinti tas bendrasias kompetencijas, bet jau mes bandėm pradžiai užsiminti, ar ne, kokios reikalingos, bet vis dar atsiranda, jūs sakote, iniciatyvumas, ar ne, irgi būtų vienas svarbiausių. Kaip čia savybė turbūt charakterio. Aš abejoju, ar čia gali kažkur tai imti ir išmokyti. tą proaktyvumą turbūt gali įsisąmoninti savo, jeigu tu jauti ir matai pavyzdį šalia, kaip reiktų elgtis, tu gali motyvacinės literatūros paskaityti ir suprasti, kaip to reiktų irgi. Bet tai žmogus jausis laimingas, vaidindamas didžiąją savo nemiegojimo dalį kažką. Ta prasme, negeriau tada rinktis tą profesiją, kuri atitiktų to žmogaus charakterį ir taip toliau, nes aš dabar nuo karto bičiuliu, kaip reikėtų suvaidinti teisingai, kad darbdavys tave pasamdytų. Tai gerai, o kiek tu ilgai vaidinsi? Jo, iš tikrųjų. Tai taip atrodo, ne? Alba. Jeigu dėl kompetencijų, tai tas stereotipas, kuris vis dar atsiranda, kad tai yra tokia neįdomi, nūdna profesija, kurioje reikia būtinai būti matematiku. Aš turiu matematinių gabumų, tai aš būsiu buhalteriu. Ta matematika yra plius minus padaryti ir padaugyti dar procentą. 5 veiksmai, daugiau tos aš matematikos nežinau. Yra matematikoje daugiau kažko. Tai va, tai... Ir aš bijau žmonių ir noriu užsidarę sėdėti kabinete. Tai pats tas. Ja, tai ta prasme, ko dabar reikia buhalteriui? Aš galiu tiesiai įvardinti, ko bent jau tie darbuotojai, kurie dirba, su kuo susiduria ir be ko praktiškai negali. Tai pirmas dalykas, be abejo, noras dirbti, meilė tos profesijos ir pasiryžimas, aš čia būsiu geriausias. Antroji vietoj turi būti atidumas ir stropumas. Charakteris, jeigu tu šito neturi, tai išugdoma, tai nebaisu. Toliau turi būti žinojimas, kad tu nuolatos turėsi skaityti. Tu susiduri su problema, nereikia bėgti pas kažką tai ir klausti, tu pirmiausia turi susirasti, kur apie tai parašyta. Išdiskutuoti su savimi, o po to su visais kitais. Kas dar, ko anksčiau buhalteriam nereikėjo, privalomai reikalinga užsienio kalba. Jau dabar, bet atėjus į užsienio kompanijas arba bet kurias ir net ir lietuviškas, visada yra santykiai su užsieniu, vadinasi, be kalbos. Buhalterio tikrai šansų būtų labai mažai. Ir dar kas, tai yra labai geras būtent valdymas programų. Naujovių visų sugebėjimas įvaldyti, pritaikyti jas, nes dabar ir bankininkystės, ir pavedimai, ir visa kita, ir programų, kaip sakyti, naudoti tokias programas, kuriuose tu gali dalyvauti iš bet kurios pasaulio šalies. Tai tai yra profesinė kompetencija, kuri reikalinga, todėl besimokant būtinai tai atkreipdėmėsi, nesakyti, kad čia, aš būsiu buhalterė, tai čia man anglų gal ir nebūtina, arba čia IT, aš nebūsiu specialistu, tai čia pirmoji eilėj tas, kas yra. O kokios užsienio kalbos reikalingos ir užtenka anglų mokėti, rusų ar dar, tiesiog pagal tai, su kokiamis rinkomis dirba verslas, ar ne, ir tuo pačiu buhalteris versle. Kokios dar gali būti reikalingos žinios? Ar pakanka tiesiog anglų ir rusų kalbą? Šiaip tai labai gerai būtų lietuvių kalbą mokėti, nes šitamieji raštai tai yra siaubo filmas, dokumentai buhalteriniai sudaromi tikrai
ir klaidingi, ir negražiai ir taip toliau. Tai lietuvių kalbą tikrai būtų pageidautina mokėti. Dabar jeigu žmogus dirbs buhalteriu, ne vyriausiu buhalteriu, tai gali būti, kad jam tos kalbos reikės minimum ir neturės ten labai su kuriais bendrauti. Sąskaitos ten penkios sąvokos jisai taip susigaudys. Bet vyriausių buhalterių pretenduojant, tada jau kalbų tas pasirinkimas ir galimybė, na, aišku, anglų rusų tai yra pagrindinai ir daugiausiai visiems reikalingas, bet labai daug kas ieško ir vokiečių kalba, dabar norvegų kalba populiariai, prašau, valstybė skiria kokius didelius pinigus norvegų kalbos mokymui buhalterius, kad mokytų. Bet ne 4 milijonai buvo atseikyti iš biudžeto. Tai įvairių kalbų šiandien. Taip, daugiausia be abejo anglų kalba reikalinga, bet visos kitos kalbos aš tikrai patvirtinu kolegę, taip yra jos. Tai yra pliusinas. Taip, tai yra ispanų, italų, maža su kuo tai lietuviai bendrauja. Nu, gal pradės su afrikiečiais bendrauti tada kokias. Ne, gal su kiniečiais. Su kiniečiais. Kinų kalba irgi, nes jau čia irgi kalba eina, kad kiniečiai investuos Lietuvoje, tai kinų kalba, nu, ta kinų ten, mandarinų kalba būtų labai didelis pliusas. Mes turime žiūrovės klausimą, kuri klausia, ar baigus buhalterinės apskaitos programą galima planuoti dirbti pagal specialybę ir kitoje šalyje? Principai apskaitos yra visur vienodi. Nu, tai tavo dukra irgi buvo užsienyje, man atrodo. Taip, mano dukra tai buvo baigusi Vilniaus universitetą, dirbo 5 metus Lietuvoje buhalterė ir po to 8 metus dirbo Amerikoje. Dabar sugrįžo, išsilaikė CPA, pripažino mūsų, sakykime, išsilavinimą, o CPA tai yra aukščiausia buhalterio kvalifikacija Amerikoje, kuris suteikia ten daug labai galimybių. Ir dabar grįžo ir labai sėkmingai dirba Lietuvoje, taip kad dirbti galima bet kurioje šalyje. Ir vėlgi tas pats, kaip tu dirbsi, kaip tavo užsispyrimas, kaip tavo noras. Pas mus neretai iš besidominčių šitą profesiją nuskamba toksai klausimas, kiek gali uždirbti buhalteris, pradedantis, kuris baigia profesinio bakalauro studijas, tai kiek aš galėčiau tikėtis į rankas? O kodėl zomis į rankas? Visi taip sako, į rankas. O tai ką nežada mokėti mokesčių valstybė, kad į rankas vokeliuose jums? Ne, čia esmė turbūt tame, tiesiog jau kiek jis tai gali tikėtis gauti. Ne šiek tiek gauti visą laiką sumą, kiek yra priskaityta. Ir tada tiesiog įmonė įpareigota iš jo išieškoti ir už jį sumokėti mokesčius į biudžetą. Tai jisai kaip ir uždirba visą tą sumą. Ir 4 ir 3 tūkstančius, ir už to, kiek biudžetas pasiima mokesčių. Tai biudžetas pasiima prie ko čia rankas. Mes netoleruojam mokėjimų vokelius. Gerai, o jeigu grįžtant prie to, kiek jis tai visgi gali uždirbti? Viskas priklauso nuo, pirmiausia, tai kaip ir visur. Gali būti aktorium, ar tu būsi žinomas, ar tu būsi nežinomas, kaip dievulis lems. Tai pirmas dalykas be abejo, į kokią tu aplinką pateksi ir ko tu nori. Sakykime, jeigu tu nori visada dirbti vieną ir tą pačią operaciją ir už ją gauti daug pinigėlių arba didesnį atlyginimą negu kitoj apskaitos įmonėje dirbantis buhalteris ar privačioje kompanijoje dirbantis buhalteris, tai tokiu atveju gal reikėtų eiti į užsieninės kompanijas, kurios ten, aš dabar negalėčiau gal įvardinti kurios iš tikrųjų gali finansuoti darbuotojus, net tuos, kurie atlieka, sakykime, tas pirminės operacijas ir apmokėti daug. Tačiau jau ne vieną kartą esu gavusi CV iš tokių įmonių, kur jau pradirbęs žmogus gal ir 6 ir 7 metus ir taip toliau, jis pagaliau supranta, kad jisai ir visą gyvenimą liks tame lygyje. Alga gera, bet kvalifikacija išlieka, sakykime, ribota. Tai tokiu atveju, jeigu tik ką baigia ieško būtent atlyginimo gero, tai ko gero turėtų orientuotis į tokias kompanijas, kurios gali daug mokėti už paprastą darbą. Jeigu tas, kuris tik ką baigė ir nori būtent ne dabar, ne čia, ne šiuo metu, bet ateityje būti tikrai labai stiprus ir, sakykime, galbūt būti konkurentų su kitais daug patirties vyresniais buhalteriais, tai aš manyčiau, kad turi akcentuoti ne atlyginimą, o tą kompaniją, kurioje ne atlyginimą didelį moka, o gali daug pasisiauti žinių ir patirties. Tai galiu tik tiek.
O atlyginimas svyruoja nuo ko? Nu, be abejo, kad nuo minimalaus, nes tu turi daryti kažką, kas yra gana paprasta, o maksimalus turbūt ribų nėra. Nuo regiono priklauso, aišku, priklauso vietinė kompanija ar tarptautinė kompanija. Kitas dalykas, dabargi labai daug kas išeina jau į centrus, į vieną valstybę iš 3-4 valstybių permeta apskaitas. Tai čia dabar toks besikeičianti labai profesija. Turim žiūrovo Vytauto klausimą. Esu verslo įmonės vienas iš vadovų ir dažnai kalbėti su apskaitos darbuotojų to pačia kalba. Turbūt sunku dažnai kalbėti su apskaitos darbuotojų to pačia kalba. Mūsų buhalteris sako, kad svarbiausia yra gerai skaičiuoti, o ne aiškinti, ką patartumėt. Turbūt tas nesusikalbėjimas tarp buhalterių ir vadovų, ar ne? Tai dabar yra pavyzdys, kad reiškia buhalteris turi būti bendraujantis, aiškinantis, nes vyriausias buhalteris turi omeny, kad jis turi paaiškinti ne tik vadovui, bet ir vadybininkams, nes tai yra verslo širdis, kur sueina visų ir marketingistų, ir pardavėjų, ir pirkėjų, visų darbai sueina į vieną krūvą. Turi paaiškinti visiems, kodėl taip daryti, ar taip geriau, taip, nes tarkim nuo įforminimo, nuo to, kiek vienuotinėjimus duoda pirkėjam, ir tai turi labai daug priklauso finansinė būklė įmonės. Ir aišku, turi jisai mokėti šnekėtis, o eilinis buhalteris, galbūt jam to šnekos ar mažiau reikia. Vienas toks teiginys verslininkui būtent labai aktualu yra rezultatas. Tai yra pelningumas, sakykime, pardavimai, pelningumas. Ir tai, kad įmonės pelnas tai yra iliuzinis, yra visiškai realus. Bet aš kodėl žodis iliuzinis sakau, ne todėl, kad mes čia prirašym, ar mes čia nedarašym, arba mes juodai ten skaičiuojam kažką tai ant lapelių. Ta prasme, iliuzinis jis tik todėl, kad yra labai daug metodų, skaičiuojant kažkokias tai išlaidas, sakykime, kad ir tas kaip pavyzdys nusidėvėjimas ir taip toliau, kur galima pritaikyti 105 variantus ir kiekvienu kartu tu gausi skirtingą rezultatą. Tai truputėlį sudėtinga suprasti, kaip vadovas gali valdyti verslą, nežinodamas tų principų, kuriais buhalterė naudojasi, arba jinai neišaiškina, kokiu metodu naudoja, bet galima naudoti tokį metodą, išgauti realesnį rezultatą arba labiau iliuzinį ir taip toliau. Tai be abejo tas susikalbėjimas. Pakviesti vadovus į Graičiūnus, su vyrais. Tai gal mes Graičiūnų žmonės baigė jūsų mokyklą, gali būti ir vadovais, tada jam nereikia šitų dalykų taip aiškinti. Jo, jeigu taip kalbėti, tai būna dažnai tokie seminarai, bandoma pakviesti vadovus, kuriems taip apie finansinių ataskaitų svarbą, ten jų sudarimą arba ten dar kažką. Bet dažniausiai jie tokiu atveju vėlgi pasiunčia buhalteris. Man čia buhalterijos darbas jo. Tai būtent vadovas, kuris nežino verslo apskaitos standartų, tai aš po šiai dienai nesuvokiu, kaip jisai gali valdyti sėkmingai savo verslą. Vienos įmonės turi savo buhalterį, ar ne, kitos samdo šitą paslaugą iš išorės. Kuriuo atveju reiktų pasirinkti vienaip ar kitaip, ar ne? Visais atvejais yra gerai. Priklausomai nuo įmonės, nuo sąlygų ir taip toliau. Ir tas atvejais, abu atvejai yra geri. Ar turi buhalteris įsigilinti sritį, kurioje jis dirba? Ar jis turi žinoti, išmanyti šitą sritį? Yra apskaitos vedėjai ir yra buhalteriai, tai čia yra skirtumas. Ta prasme, yra principas, aš gavau dokumentą, aš įvežiau, tiek žinių. Visi gauti dokumentai suvesti ir sudėti, tinkami įrašą. Visas. Tai yra vienas būdas, o kitas būdas, jo, aš gavau dokumentą ir aš pradedu įsisti. Jūs ne taip išrašytum, čia reikėjo taip padaryti, jūs galėjote tą padaryti 3-15. Tai pigesnis yra pirmas variantas. Taip, antrasis tai... Antrasis truputį brangesnis, nes reikia kvalifikuotesnis žmogus ir visą kitą, tai čia. Toks paprastas dalykas, gavai sąskaitą ir gavai sąskaitą atsargų, ar ne? Ir įkaliai, paprastai šnekant, į programą, bet jeigu tu esi jau supranti, kad dar gali būti tokie atvejai, kad tos prekės dar plaukia laivu, o sąskaita atėjo, prekių nėra ir jų būtent nuo kada jas tampa pereina rizika, tai jau čia tas lygis, kada tu gali įvesti, o kartais tu negali įvesti į programą, kaip gautas prekės. Tai čia vienas iš pavyzdžių. Kadangi mes jau einame į pabaigą, tai paskutinis mūsų žiūrovės klausimas gali būti
taip, kad ateityje apskaita bus tvarkoma iš užsienio, pavyzdžiui, iš Indijos, ir tada nereikės tiek buhalterių Lietuvoje. Taip, jau dabar tas vyksta. O kodėl Lietuvoje buhalterių nereikia, tai niekaip nesuprantu, kadangi mes dabar tvarkom norvegam, švedam ir taip toliau, tie vadinami apskaitos centrai ir jie auga, jų didėja, o kodėl būtinai Indijoje, puikiai tai gali atlikti Lietuva visas Indijos funkcijas, o Indijoje tai ir telefonų kompanijos ir visos kitos. Taip, kad galima bet kurioje šalyje vykdyti apskaitą, bet kuriai šaliai. Taip. Kągi, šiandienos transliacijos mūsų laikas išseko, labai noriu padėkoti mūsų pašnekovam gerbėjai Almai Ziziliauskienei ir Danguolei Apranskienei. Noriu priminti, kad transliacijos įrašas bus pasiekiamas avm.lt puslapyje. Būtinai prisijunkite prie kitų mūsų laidų, kur kalbėsim plačiau apie buhalterio profesiją, taipogi kaip išugdyti savo bendrasis kompetencijas, kaip tobulinti profesinės. Sekite naujienas. Tai primenu, kad vyksta priėmimas ne tik į buhalterinės apskaitos, bet ir dar likusias teisės, logistikos ir turizmo programas. Daugiau informacijos rasite avm.lt puslapyje. Ačiū labai žiūrėjusiems.